Klement ir muzikinė pjesė Švelnumas. Jaunasis mažasis Klement. Marijau, tu minėjai atrankų metu, kad tau net pavydu žiūrėti, kaip gerai groja Klement. Ar jau praėjo pavydas? Ne, jisai visą laiką išliks ir netgi šiokia tokia neviltis. Ir tiesą sakant, aš klausydamas Klementai dabar tavęs prisiminiau kažkokį filmą, kur vienas muzikantas ėjo susitikti su šėtonu, ketindamas parduoti šėtonui savo sielą už galimybę tapti didžiu muzikantu. Ir aš manau, nežinau kam, bet tu savo sielą jau pardavėjai. Ir velniškai gerą sandorį jau padarėjai. Ir tau nereikia svajoti. Tu muzikantas jau esi. Šaunuolis. Rūta. Ir aš galiu prisipažinti, kad pavydžiu tau, todėl kad labai daug metų praleidau grodama fortepijonu ir tikrai neturėjau nė pusės tiek entuzijazmo, nors buvau tvirtai užsispyrusi tai išmokti. Todėl labai pavydžiu tau, kad tu apart to, kad gali mikliai pajudinti pirštukus, tai darai ir su meile, ir labai gražiai muzikuoji. Todėl aš manau, kad visiškai pritariu Marijonui, tu ne tik, kad tapsi gerų muzikantų, tu jau esi geras muzikantas. Adolfai? Tavo grojimas neša tikėjimą ir viltį. Tu pasirodėjai taip, kad norisi gyventi. Ačiū tau. Aš manau, jeigu Lietuva turės tokius talentus, Lietuva talentams bus teisinga ir meili. Eik, vaikai, eik.
Palauk. Aš žinau, kam pardavė sielą Klement. Kai kurios religijos tiki, kad jų stiprybė yra barzdoje. Aš manau, kad jeigu nukirptume šitą kasytę, neliktų ne pusės talentų. Juokauju. Jeigu jums patiko Klement pasirodymas, iškart, kai prasidės balsavimas, balsuokite už jį numeriu 01. Jo trumpasis numeris 01. Ačiū, Klement.